Jono Evangelija, aš sako, išėmiau juos iš pasaulio. Aš tiesiog ištraukiau juos iš pasaulio. Jie yra mano. Jie yra mano. Ir, žinot, tą žinią tokią mes kalbam netikintiems žmonėms. Ir Dievo dvasia veikia ir įtikina juos. Įtikina juos. Nes didžiausia nuodėmė tai yra netikėjimas. Nežinau, kaip čia pasakyti. Didžiausia, ne didžiausia, bet nuodėmė yra netikėjimas. Nes jeigu tu netiki, tai prasmės nebėra kitur. O jeigu tu tiki, tai tu turi pasakyti, kuo tu tiki. Kuo tiki? Papasakoti apie savo Dievą. Nes mes kalbam apie Dievą. Kito, kažko kitų tikėti, nėra kuo tikėti. Jeigu kalbam apie tikėjimą, tai tik apie Dievą. Ir jeigu mes kalbam apie Dievą, kuriuo tikim, tai mes galim papasakoti. Jeigu negalim papasakoti apie savo Dievą, koks jis yra, apibūdinti ir kitam pasakyti, tai klausimas, ar mes juo tikim. Ar mes juo pasitikim? Ar jis yra tikras Dievas? Ar jis tik taip sugalvotas, tariamas ir norimas, kad būtų Dievas? Toks. Bet iš karto pakeliam akis į kryžių. Ten yra mūsų Dievas. Nukryžiuotas ir prisikėlęs. Žinot, kaip būna toks momentas, kai žemyn leidi galvą, užgesta šviesa, keli galvą į Kristų, šviesa užsidega. Aiškia, taip toks, mygtuko toks. Nes taip ir yra praktiškai. Jeigu žiūri į savo bėdas, į savo problemas, į savo netobulumą, į savo nuodėmę dar daugiau, į visą tai, kas vyksta tavo gyvenime, papuoli į tamsą. Ir jeigu ten pasiliksi, nieko gero. Ten toj tamsoj tau mintis ateina visokios ir tu net nežinai, ką daryti. Tu darai belę ką, kaip ir buvo skaityta, kad aš darau, nuodėmė pradeda veikti toj vietoj. Ir kai pakeli galvą ir pažiūri į Jėzų, tai kas padaryta dėl tavęs, šviesa apšviečia tave. Tada tu žinai, ką daryti. Tada Viešpats tave apšviečia ir tu žinai, ką daryti. Tai skirtumas ir yra. Tai išeitis yra ta. Jeigu esame kažkurioje tamsoje, pakelkim akis į Viešpatį. Pagalvokim apie tai, kad jisai mirė už tavo nuodėmę. Dovanojo amžinai gyvenimą. Įrašė į knygą tavo vardą ir šiandien užtarė. Kodėl užtarė? Užtarimo veiksmas, kad tu galėtum pakelti akis į jį. Tu pakėlei ir tu matai jo užtarimą. Ne pasmerkimą, bet užtarimą. Ir jeigu tik pasmerkimas, tai žinok, tamsoj esi. Ir aš nebijau taip sakyti. Todėl, kad taip yra. Ir mes taip pergyvenam. Tai paguoda būtų ta, kad esant bet kokioj padėty pakeliam akis į Viešpatį ir atsigaunam. Pakeliam akis į Viešpatį. Tai yra Evangelijos tiesa. Evangelijos žinia. Ką jis padarė dėl mūsų. Ką jis padarė dėl mūsų. Toliau mes judam. Judam tikėjimo keliu. Ir perskaitysiu dar eilutę iš šitą visą apibendrinant eilutę iš Efeziečiam laiško, kuri yra labai jau standartinė nuo 2 skyriaus. Bet Dievas apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonę jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Toliau eina apie darbus, kuriuos mes padarysim, nebijokit. Kartais galvoju, kad ką čia dabar man reikia daryti, nebijok. Viešpats yra su tavim. Pakreips. Ačiū. Pakreips
tavo kelius ir tu padarysi. Dabar žiūrėkime, ant to pamato, kurio mes esame pastatyti. Pasižiūrėkime į šitą pamatą, tai yra, aš čia truputėlį, žinot, kaip mastai, darai, žiūri kas kur, tai visokių prisirašai ir tai mano toks, nežinau. Tai vat, ir žiūrint į tą pamatą, kada mes ant to pamato esam ir kur yra kertinis akmuo Jėzus Kristus, būdami ten, mes jau žemiau nebegalime kristi. Ir tai vat, dar kartą pakartoju, kad kartais atrodo, kad mes vat, kažkur tai nupulsime nuo jo. Kažkur nupuolėme arba nupulsime. Nebijokite, toj vietoj nenupulsime. Kodėl? Todėl, kad mes esame tos brangenybės, kurias vertina ne tiek mes vienas kitą vertinam, kiek Dievas vertina mus. Ir vertina dėl to, kad paaukota gyvybė už kiekvieną iš mūsų. Ir tokia brangenybė, kur mes sunkiai suvokiam. Mes atrodo, kad, ir tas ant to pamato pastatyti, tiesiog kai akmenukai įsivaizduokit, pamatas kažkoks, ar ne, ir mūsų akmenukų daug primesta. Ten mes brangenybės. Brangus akmenys. Nebelė kokie ten jūros, ten akmenukai. Bet brangakmeniai. Ant to pamato. Ir kiekvienas turi savų šitų dovanų. Kiekvienas apdovanotas yra. Vienas vienai blizga. Kitas kitaip blizga, trečias dar kitaip. Ir laikui atėjus, šitos dovanos jos duoda vaisių. Jos išauga ir duoda vaisių. Kartais mes to, kartais laukia iš kažkokio brolio ar sesers, kažkokio pasikeitimo vaisiaus. Ir žiūri, kad nelabai sulaukia. Tada aš taip įvardinu Izmaelio gimdymas būna tame tarpe, kol sulaukia. Kaip Abraomas. Man labai patiko šitą istoriją, kalbant apie tikėjimą, apie Abraomo istoriją. Apie būtent tą tokį, kur Abraomas nesulaukė pažado ir, reiškia, gimė Izmaelis. Mes esam, aš galvodavau, jis tobulesnis, tas Abraomas. Toks su Abraomas įtikėjimo tas žmogus, tėvas ir taip. Ir aš galvoju, jis tobulesnis turėtų. Bet kai paskaitai, silpnas. Gal silpnumo akimirką, sako, žinai, paim tą tarnaitę. Paskaitykim gal truputėlį. Aš noriu truputėlį perinant prie tikėjimo. Sekundėlę, 15 skyrius. Pradžios knygos 15, nuo 15 pradėsim, 15 skyrius 6 eilutė. Nuo 5. Mes žinom šitą istoriją, truputėlį trumpam ir dar kitą epizodą pažiūrėsim ir truputėlį apie tikėjimą. Taip, viešpats ir išvedęs jį laukan, tarė, pažvelk į dangų nuo 5 eilutės ir jei gali suskaičiuok žvaigždės, tiek bus tavo palikuonių. Ir Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tai buvo epizodas, kada jis patikėjo Dievu. Aš
pasižiūriu į save kažkaip tai, aš išgirdau kažką ir patikėjau, bet tai buvo esminis patikėjimas Dievu. Tai buvo esminis patikėjimas Dievu. Toliau mes žinom istoriją, kada 22 skyriuje jis aukoja Izaoką. Ir Jokūbas labai gražiai parašo, kad 22 skyriuje. 16-17. Ir jis aukojo Izaoką, prieš tai istorija yra aukos Izaoką. Angelas sustabdė, jis sako, nedaryk. Ištiesė ranką, 10 eilutė Abromas ištiesė savo ranką ir paėmė peilį, kad nužudytų sūnų. Viešpaties angelas paršaukė jį iš dangaus, Abromai. Tas atsakė, aš čia, nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk. Dabar žinau, kad bijai Dievo ir nepagalėjai man savo vienintelio sūnaus. Ir tada viešpats jisai sako, 16 eilutė, savimi prisiekiu, sako viešpats, kadangi tu tai padarei ir nepagalėjai savo vienintelio sūnaus, aš laimintę tave palaiminsiu ir daugintę padauginsiu tavo palikuonės, kad jų bus kaip žvaigždžių danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje. Tavo palikuonės užims savo priešų vartus ir tavo palikuonėse bus palaimintos visos žemės tautos dėl to, kad paklausėjai mano balso. Tai čia yra ir tame tarpe, čia yra pakartota eilutė, kada vėlgi viešpats, tiksliau nepakartota eilutė, bet ta eilutė, kurią pasakė viešpats, kad Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu, veikė visą tą laiką, iki tol, kol jis aukojo savo sūnų. Ir tai buvo tam tikras išbandymas. Ir aš kai pasižiūriu į mūsų gyvenimus, savo gyvenimą, mes turime galbūt tarpinį kažkokį, bet iš esmės tai čia įvyko gale jo gyvenimo, ar ne? Ir tas išbandymas, jis kaip ir užtvirtino jo tikėjimą, užtvirtino jo pasitikėjimą Dievu. Tačiau iki tol jis buvo, iš esmės jis tikėjo. Kodėl jis nesulaukė pažado? Tai yra didžiulis klausimas, kodėl gimė Izmaelis tame tarpe. Bet tai nekeičia, patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Jis buvo teisus prieš Dievą. Ir padaręs klaidą, jis išliko teisus prieš Dievą. Toliau, matome šitoje istorijoje, jis pasiryžęs dėl Dievo padaryti viską. Ir tai jisai parodė. Jis įrodė. Kodėl? Todėl, kad jis tada patikėjo Dievu. Aš visiškai esu įsitikinęs. Mūsų gyvenimuose vyksta kažkas panašaus. Tokie dalykai, kurie yra esminiai. Kaip ir sakiau, ant to pamato esam. Abraomas buvo ant to pamato. Ant to pamato, kur jis nekrito žemiau. Jis nekrito, kaip buvo išbandymas. Ir to išbandymo neatlaikė. Bet galutiniam rezultate, kaip ir pažadas skamba, jeigu mes nematysim savo išgelbėjimo iš esmės, jeigu mes nematysim į savo išgelbėjimą, tai yra esminis dalykas. Kai mes pakeliam savo akis į viešpatį, mes matom savo išgelbėjimą. Ir tai mus veda į priekį, tai mus stiprina ir drąsina. Nes jeigu mes prarandam matymą savo išgelbėjimą, tai yra pagrindinis dalykas. Nes kitu atveju yra veltui viskas. Kas iš to, kad aš kažką darau, kažkur einu, atrodo tikiu, o tą pasitikrinimą reikėtų dažnai padaryti. Atrodo tikiu.
Ar aš tikiu, kad aš visiškai esu atpirktas ir iš esmės išgelbėtas. Ir nežiūrint į aplinkybės, vis tiek aš esu išgelbėtas. Vis tiek aš galiu pakelti galvą, vis tiek aš galiu paprašyti viešpaties, vis vien aš galiu kreiptis į jį, jis atsako, nes pergyvenu jo buvimą ir artumą. Jis apsireiškia ir pasako, aš esu su tavim per visas gyvenimo dienas. Ne tik pasako rašte, bet pasako tiesiog situacijoje. Pasako aplinkybėse. Parodo tiesiog, kad jis veikia. Vat tai, tas matymas, jis vyksta pastoviai. Kodėl? Todėl, kad tu patikėjai iš esmės. Ir tave perkėlė iš esmės. Ir jeigu tu pameti šitą, gali, nežinau, kas gali įvykti, aš nesiryžtų spręsti. Tačiau tas pametimas savo išgelbėjimo iš savo akių yra negerai. Prisiminti savo išgelbėjimo malonę. Grįžti prie šito. Dažnai. Dabar žinot, dar truputį apie tikėjimą. Mes daug prašom, kartais meldžiamės prašom. Ar ne? Raštas sako, prašykite ir gaus. Belskite ir būsim atidaryti. Visą tai prašykite. Bet Jokūbas sako, kai prašote, sako, neabejokite. To, ko prašote, neabejokite. Galim paskaityti Jokūbo. Jokūbo laiške parašyta, jis ten rašo apie išmintį. Prašykit, jeigu trūksta išminties, ar ne? Pirmam skyriui čia Jokūbo bus. Taip. Jei kam trūksta, jei kuriam iš jūsų trūksta išminties. 5 eilutė. Te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja ir jam bus suteikta. Bet tegul prašo tikėdamas ir nei kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjama ir blaškoma vėjo. Toks žmogus te nemano, kad nors gausias iš viešpaties. Toks svyruojantis visose savo keliuose, nepastovus žmogus. Taigi čia Jokūbas atsako į begalę maldų reikalus, begalio prašymo reikalus. Vienas dalykas, mes turim žinoti, ko prašyti. Kai jau sužinojom, ko prašyti, tada prašyti tikėdami. Ir nei kiek neabejodami, kad gausime. Sudėtinga? Man tai labai. Bet tai vat toks kelias. Viešpats žinogi, ko mums reikia. Ir jis sako savo žodėje, kad aš, sako, žinau jau prieš jums prašant, ko jums reikia. Kaip mums sužinoti, ar to mums reikia. Ir čia kalba apie išmintį. Kam trūksta išminties. Ir tai labai susiję. Labai susiję. Jeigu mes išmintingai ir tikėdami, žinodami, ko mes norime, ko mums reikia, paprašysime, tikrai gausime. Jis užtikrina. Jis užtikrina, kad tai gausime. Bet neabejosime, nei kiek neabejosime ir tikėsime.
tikėsime tuo, kuris gali tai duoti. Tai žinokit iššūkis. Aš nežinau, aš savo kalbu ir galvoju, taip, ar aš šitaip, va, taip ir vyksta. Retai. Mano malda tiek užtarimo, tiek už kažką meldžiantis. Aš turėjau pavyzdžių. Esu minėjęs galbūt, kaip ėjom į ligonę ir sesė tokia paprašė melstis už vieną irgi sesę, kuri dabar jau pas viešpatį. Ir žinot, dar prieš jai sakant, prašant, aš jau žinojau, kad nesimelsiu. Aš jau žinojau, kad nesimelsiu ir aš, kai paprašė, sakau, ne, aš nesimelsiu, jūs melskitės, mes einam toliau. Ir tai atrodytų toks akibrokštas būtų. Kaip jis? Kaip prašo jo. Bet tai viešpats. Man nebuvo daug tokių atvejų, bet va vienas iš jų yra ryškus. Kada viešpatės tame nėra, jūs nežinote, už ką meldžiatės. Jūs nežinote, kodėl meldžiatės. Jūs netikite tuo, kas turi įvykti. Ir vat toj vietoj, žinau, čia yra pasvarstymo dalykas. Daugelis mūsų maldų, prašymų ir įvairiausių šitų tokių dalykų, malda tarsi būna dėl maldos. Ir tai aš nebijau sakyti. Tai vyksta. Bet aš noriu pasakyti apie tikrus dalykus. Apie tikrus. Jeigu mes niekada nebūsim tobuliai ir nepadarysim taip, kaip reikia. Tačiau siekti to, kai susirenkam maldai, arba užtariam kažką, arba prašome kažko. Pagalvokime apie visą tai, ką pasakiau. Bus lengviau, būsime išmintingesni Dievo akyse. Jis suteiks jums visą to, ko reikia. Tikrai, jeigu tu neprašysi, nereiškia, kad tu negausi. Ir jeigu tu neprašysi vieno dalyko, nereiškia, kad tu negausi geresnį. Viešpats gi žino, ar ne? Aišku, nesakau, kad neprašykite. Prašykite. Treniruokimės. Visi. Treniruokimės. Bet pamatykime, kad mano prašymas kai kada, atleisk man viešpatie, pasakykime. Prašiau ne to, ko reikėjo. Arba prašiau netikėdamas. Už tai nieko ir neįvyko. Arba dar kaip kas žinot. Pamatykim tuos dalykus. Nes viešpats yra tikras. Jis visame kame yra. O mes, žinot, tikrai netobulai vaikštam. Bet norisi to tikrumo. Man norisi, mano trokšta širdis tikrumo. Ir kai pamatai netikrą dalyką, nusivili. Kai padarai pats netikrai, irgi nusivili. Ir taip mokiniesi. Dabar žiūrėkime, dejuojam. Romiečiam kūrinyje dejuoja, mes dejuojam. Romiečiam galim pažiūrėti 8 skyriui. Kokia mūsų, kaip ta žemė atrodo, kurioje mes gyvenam. Tai yra vargas. Ir ačiū Dievui, kad, nedaug liko. Ta prasme. Nedaug, vis tiek. Jeigu matuojama milijonais, tūkstančiais, šimtais, tai tikrai nedaug. Kuris šiandien prislėgtas? Esat kuris? Labai. Nesat. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui.
nebijokit. Pakankamai visi esam prislėgti. Aš manau, kad šio pasaulio kentėjimą 8 skyrius 18 eilutė nieko nereiškia, lyginant jos su būsimąja šlove, kuri mumise bus apreikšta. Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnūs. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia, su viltimi, bet ir kad ir pati kūrinija bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą Dievo vaikų laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintys pirmosius dvasios vaisius, ir mes dejuojame kantriai laukdami įsūnymio mūsų kūno atpirkimo. Šia viltimi mes esame. Žodžiu, mes visi nori to ar nenori, bet tu lauki to atpirkimo. Aš kad labai smarkiai pasakyčiau, kad labai noriu. Nepasakyčiau. Kodėl? Todėl, kad pasaulis yra gražus. Ir gera jame gyventi. Tam kūnui, sielai, patirti įvairiausius dalykus. Ir kiekvienas tai pastebim ir žinom ir suprantam. Tačiau neišvengiamai yra tai, kad viduje mes dejuojam. Mes dejuojam, turintis tuos pirmosius vaisius ir dejuojam, kaip Paulius ir sako. Ir tai yra gerai. Tai yra gerai, tačiau vėlgi matyti, kad viešpats visame tame dalyvauja. Visame tame dalyvauja. Ir kai mes girdime, kaip sako, girdime karai vyksta. Girdime ten dar kažkokios tai nelaimės vyksta. Maras, badas. Ir žodžiu, ačiū Dievui, pas mus nėra šiandien to. Bet viešpats visada sako, nebijokite. Kad ir atsitiktų pas jūs kas nors panašaus, jūs nebijokite. Nes tai turi įvykti. Mes nesustabdysim šitų dalykų, kurie turi vykti. Aš kartais pagalvoju, kodėl nesibaigia ten tie karai, kodėl jie tęsiasi, kodėl ta guma tempėsi į begalybės, jau kantrybės nėra, jau mes Izmaelių prigimdėm visi, tikėdami Dievu. Galvojam, kaip, kas, kodėl, klausimų, kodėl, kas. Bet viešpats ramiai sako, tai turi įvykti. Kodėl viešpatė tai turi įvykti? Žinai, ne tavo reikalas galų gale. Taip tik žmogus gali pasakyti, bet jis labai ramiai sako, taip turi įvykti. Bet jis ką dar pasako? Aš jau baigdamas norėčiau vieną pasakyti, labai man pati pirma mintis, kuri atėjo prieš skaitinėjant, prieš ruošiantis, kad viešpats nugalėjo Jono 16 skyriuje 2 eilutes paskaitysiu. Vat visame tame, visuose tose sunkumuose, kada mes esame, ar ne, galų gale, jeigu jau niekas neveikia, bet galų gale viešpats sako savo mokiniam, štai ateina valanda ir jau atėjo, kai jūs įsisklaidysite kas savo ir paliksite mane vieną, tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra tėvas. Jis kalbėjo prieš jo nukryžiavimą savo mokiniam. Jūs paliksite, sako. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą. Bet būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Ir mes tikime viešpačiu, kuris nugalėjo šį pasaulį, ir mes, tikėdami juo, turime ramybę ir turime amžinojo gyvenimo perspektyvą.
šis pasaulis užsibaigs. Anksčiau ar vėliau. Su mumis ar be mūsų. Tai ne mūsų reikalai. Tačiau jis sako, aš nugalėjau pasaulį ir mane tai palėtė šita žinia, šita tiesa, kad jis yra nugalėjęs pasaulį. Alio, kas bevyktų? Galvoja, kad čia niekas nekontroliuojama. Sakykit, kas vyksta? Klausimai, žmonių, daugybės žmonių, kas vyksta? O viešpats ramiai sako, aš nugalėjau pasaulį. Ir mūsų reikalas yra patikėti tą žinią, kad jis yra virš visko, virš visų karalysčių ir valdžių. Dar jeigu grįžtant į Romiečiam laišką, 8 skyrių, tai Romiečiam noriu dar truputėlį prie to pačio, 20. Tai Romiečiams 8 skyrius. Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas, ar nelaimė, ar persekiojimai, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Reiškia, tokie klausimai užduoti. Ir visa tai vyksta. Daugiau ar mažiau mūsų gyvenimuose tai vyksta. Nori mus atskirti nuo Dievo meilės. Kažkokia bėda, kažkokia netektis, kažkokia, kažkas. Mes žinom, kas. Tačiau pakelkime akis į viešpatį. Pamatykim, kad mes niekur nesam nustumti. Mes nesam nublokšti kažkur. Mes esam ant pamato, kuris yra Jėzus Kristus. Mes tebesam ant pamato, kuris yra Jėzus Kristus. Ir nebijokite, jeigu kokia žinia pasiekia. Nebijokite, įsigaskite, bet nebijokite. Mes įsigastam, kai užsidega šviesa, mes įsigastam, kai užgesta šviesa. Ir toj vietoj sako, nebijok, aš esu su tavimi. Tiesiog noriu padrąsinti mus ir save, kad viešpats yra niekur nedingęs, niekur neatsitraukęs ir ne. Dabar paskutinis dalykas. Kai mes prašome, mes galime gauti viską. Vat ko paprašai, tą ir gavai. Ko paprašai, tą ir gavai. Galite įsivaizduoti tokius dalykus? Geriau taip nebūtų. Gali taip. Bet viešpats, jisai gali tai padaryti. Gali. Ir jis nedaro. Nedaro dėl to, kad nepražudom. Ir dėl to, kad neprarastum tikėjimo juo. Nes Luko Evangelija 8 skyriuje sako, gali jis viską atsakyti, bet ar mes beturėsim tikėjimą, kai jis ateis? Ar mes juo dar tikėsim, jeigu mes būsime pripampę visko? Visi atsakymai bus viskas atsakyta, kaip auksinė žuvelė pasidaro viešpats. Ir jis tikrai toks nepasidarys, nes jis viešpats. Būkit palaiminti visi, ramybė ir stiprybė dalyviai jūs. Ir tave. Ir viešpaties malonė. Padėkojau. Aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim. Aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane. Aš nebijau, nes tu su manim. Aš nebijau, tu saugai mane. Tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu ne
nepaliksi manęs, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim, aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane, giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim, aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim, aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane, giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim, aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim, aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane, giedosiu viešpatie tau visada, man gera būti kartu su tavim, aš tiesiu savo rankas į tave, nes meilė amžina myli mane, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, aš nebijau, nes tu su manim, aš nebijau, tu saugai mane, tegul už lango lietus ar pūga, žinau, kad tu nepaliksi manęs, niekada, 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 niekada nepaliksi manęs, niekada, 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 niekada nepaliksi manęs, niekada. Rankose mano likimas, malonė išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi, tu mano vardas savo, dėl savo vardo
vardo saugai mane. Ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi, tu mano Dievas, tavo rankose mano likimas. Maloniai išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi, tu mano dėl savo vardo saugai mane. Ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Tu mano Dievas, tavo rankose mano likimas. Maloniai išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi. Tu mano dėl savo vardo saugai mane. Ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Tu mano Dievas, tavo rankose mano likimas. Maloniai išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi. Tu mano dėl savo vardo saugai mane. Ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Tu mano Dievas, tavo rankose mano likimas. Maloniai išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi. Tu mano dėl savo vardo saugai mane. Ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Tu mano Dievas, tavo rankose mano likimas. Maloniai išpirkai tu mane, tu mano viešpats esi. Tu mano dėl savo vardo saugai mane. Ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Tu mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas. Ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Tu mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas. Ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Aleliuja, šlovė tekyla jam. Aleliuja, giedame jam. Aleliuja, šlovė tekyla jam. Aleliuja, giedame jam.
koks nuostabus tavo gerumas ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Man patirti, parodyk kelią, kuriuo turiu aš eiti, aš į tave savo sielą keliu, tavimi pasitikiu. Tavo malonė leis man patirti, parodyk kelią, kuriuo turiu aš eiti, aš į tave savo sielą keliu, tavimi pasitikiu. Alleluja, 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 tavimi pasitikiu. Alleluja, 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 tavimi pasitikiu. Tavo malonė leis man patirti, parodyk kelią, kuriuo turiu aš eiti, aš į tave savo sielą keliu, tavimi pasitikiu. Tavo malonė leis man patirti, parodyk kelią, kuriuo turiu aš eiti, aš į tave savo sielą keliu, tavimi pasitikiu. Alleluja, 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 tavimi pasitikiu. Alleluja, 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 tavimi pasitikiu. Mano Dieve, aš giriu tave ir dėkoju tau, tu suteikei stiprybės ir išminties, ir tavo žodis, kuris išeina iš tavo burnos, negrįš tuščias, negrįš tuščias. Tavo malonė leis man patirti, parodyk kelią, kuriuo turiu aš eiti, aš į tave savo sielą keliu, tavimi pasitikiu. Tavo malonė leis man patirti, parodyk kelią, kuriuo turiu aš eiti, aš į tave savo sielą keliu, tavimi pasitikiu. Alleluja, 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 tavimi pasitikiu. Alleluja, 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 tavimi pasitikiu. Ir Dievo ramybė, pranokstanti supratimą, saugos mūsų širdis ir mintis. Ir Dievo ramybė, pranokstanti supratimą, saugos mūsų širdis ir mintis. Saugos mūsų širdis ir mintis. Saugos mūsų širdis ir mintis. O Dieve, nieko nėra aukščiau tavęs. Aš garbinu ramybės valdovę, trokštu šlovinti tave, nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu, o Dieve, nieko nėra
tavęs, nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu, o Dieve dėkoju, nieko nėra aukščiau tavęs. Aš garbinu, o Dieve nieko nėra aukščiau tavęs. Aš garbinu ramybės valdovę, trokštu šlovinti tave, nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu, o Dieve, nieko nėra aukščiau tavęs, nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu, o Dieve, nieko nėra aukščiau tavęs. Aš garbinu, o Dieve, nieko nėra aukščiau tavęs. Aš garbinu ramybės valdovę, trokštu šlovinti tave, nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu, o Dieve, nieko nėra aukščiau tavęs, nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu, o Dieve,
Eikim semtis dovanai, gyvojo vandens gausos. Prisiliesk prie manęs, aš trokštu, taip trokštu dabar, tavęs dvasia šventoji. Prisiliesk prie manęs, aš trokštu, taip trokštu dabar, tavęs dvasia šventoji. Upė liejas iš dangaus, upė liejas iš dangaus. Eikim semtis dovanai, gyvojo vandens gausos. Jis gyvenimą atneš ir išgydys mūsų ligas. Eikim semtis dovanai, gyvojo vandens gausos. Upė liejas iš dangaus, upė liejas iš dangaus. Eikim semtis dovanai, gyvojo vandens gausos. Jis gyvenimą atneš ir išgydys mūsų ligas. Eikim semtis dovanai, gyvojo vandens gausos. Eikim semtis dovanai, gyvojo vandens gausos. Eikim semtis dovanai, gyvojo vandens gausos. Mes turim danguje, nors tenka dūsaučiai žemėje šitoj. Namus mes turim danguje, šlovink, džiaukis. Namus mes turim danguje, nors tenka dūsauti žemėje šitoj. Namus mes turim danguje, šlovink, džiaukis. Namus mes turim danguje, nors tenka dūsauti žemėje šitoj. Namus mes turim danguje, šlovink, džiaukis. Namus mes turim danguje, nors tenka dūsauti žemėje šitoj. Namus mes turim danguje. Mes esame svetur, toli nuo viešpaties, gyvename tikėjimo, ne regėjimo, tačiau mes turime pasitikėjimą ir norim būt namie pas viešpatį. Šlovink, džiaukis. Namus mes turim danguje, nors tenka dūsauti žemėje šitoj. Namus mes turim danguje, šlovink, džiaukis. Namus mes turim danguje,
Mes esame svetur, toli nuo viešpaties, gyvename tikėjimu, o ne regėjimu, tačiau mes turime pasitikėjimą ir norim būt namie pas viešpatį. Šlovink, džiaukis, namus mes turim danguje, nors nekartų sauti žemėje šitoj, namus mes turim danguje. Šlovink ir džiaukis, namus mes turim danguje, nors nekartų sauti žemėje šitoj, namus mes turim danguje. Mes esame svetur, toli nuo viešpaties, gyvename tikėjimu, o ne regėjimu, tačiau mes turime pasitikėjimą ir norim būt namie pas viešpatį. Šlovink, džiaukis, namus mes turim danguje, nors tenka dūsauti žemėje šitoj, namus mes turim danguje. Šlovink ir džiaukis, namus mes turim danguje, nors tenka dūsauti žemėje šitoj, namus mes turim danguje. Mes esame svetur, toli nuo viešpaties, gyvename tikėjimu, o ne regėjimu, tačiau mes turime pasitikėjimą ir norim būt namie pas viešpatį. Šlovink, džiaukis, namus mes turim danguje, nors neradūsauti žemėje šitoj, namus mes turim danguje. Šlovink, džiaukis, namus mes turim danguje, nors tenka dūsauti žemėje šitoj, namus mes turim danguje. Mes esame svetur, toli nuo viešpaties, gyvename tikėjimu, o ne regėjimu, tačiau mes turime pasitikėjimą ir norim būt namie pas viešpatį.